Čia sąnarį dirbtinių. Ir tada kas gaunasi? Ir kada ta vynuogė padeda jam jau? Kol dar ne visiškai susidėvėję sąnariai. Aha, prieš tai reikia pakankamai... Taip, reiškia, kai pradeda jau skaudėti, skausmas, aš skaitau, tai yra mūsų draugas, pranašas, kad jau mums kažkas tai netvarkoj, reikia kažką tai daryti. Reaguoti. Ieškoti priežasties. Tai. Nu tai vat, jeigu naikini priežastį, o priežastis kokia, tai yra kremzlių susidėvėjimas. Nu tai reikia jas atstatyti. O atstatyti padeda, tai yra organinis silicis, kurio yra vynuogės. Ach, šitai. Tai už tai reikia būtinai, ir kiek jų reikia suvartoti, kad tas skausmas... Jau beveik visą laiką reikia naudoti. Bet tik pačią vynuogę, nieko iš jos daryti nereikia. Ne pačią vynuogę, o vynuogių lapus. Lapus vynuogių? Va. Nu, vynuogių ne visada būna, tik tai rudenį, o vasarą jų nebūna. Ir kaip tos lapus valgyti, tiesiog žalius, ar kaip? Supjausti smulkiai. Aha. Ir į sriubą. Ir kiek reikia virti? Reikia pavirti ar ne? Truputį pavirti užtenka. Nu, va, matot, kiek čia visokių įdomių dalykų galima sužinoti. Nu, tai va, tai aš stengiu žmonėm paaiškinti. Tai jūs čia taip šviečiat, ar ne? Tiesiog nu, taip, šviečiat? Nu, ašgi pedagogas. Ai, aišku, supratau. Fizikas, truputį prie ekologijos, aš dirbau kuro aparatūros 15 metų. Aišku. Bet vat įdomiausia, kas buvo. Reiškia, man reikėjo geležinių daiktų ir ten suvirintojas tuos ardė. Ir suprantat, vienam metu geležinė sija 3 metrų man į pakaušį. Aha, ir kas atsitiko tada? Nu, nieko neatsitiko. Nu, aš nusprendžiau taip, kad likimas ar Dievas, kaip jūs čia norit, sakykit, reiškia, man tik pamokino, kad tau dar nelaikas. Dar turi kažką padaryti. Turi kažką gero nuveikti? Taip, o ką aš galiu padaryti? Nu, platinti vynuogės kaip tokia pelninga kultūra ir sveikatą stiprinančią kultūrą. Tai jūs... Nu ir antra, reiškia, kadangi aš sergu vėžiu 6 metai, aš reiškia kartu ir aiškinu, kaip gelbėtis ir nuo vėžio, kuriem jau beviltiška padėti. Taip, kaip mokėt gyventi, taip? Taip. Tai jūs čia labai tokių kilnių darbų užsiimat. Labai įdomu čia apie tas vynuogės, aš negirdėjau, kad būtent nuo sąnarių skausmo reikia valgyti vynuogių lapus. Taip, aš dabar rašysiu, nežinau tik tai ar priims, reiškia į medicinos žurnalą, kaip sumažinti, nu tokį projektą pasiūlysiu. Sumažinti, reiškia, kaip čia pasakyti, sumažinti sergamumą infarktų ir insultų kraujagyslėmis ir sąnariais 1% kasmet. Ir sumažinti mirtingumą nuo vėžio irgi 1% kasmet. Nu tai nežinau, ar jie, kaip sakant, priims, ar jie... Bet jūs dabar dirbate su šituo? Nu tai aš apibendrinsiu tai, ką aš, kaip sakant, esu pats patyręs. O kokį dalyką mokinot mokykloje? Fizikos dėstymo metodika ir gamybos pagrindų metodikas. Aišku, supratau. Nu, labai ačiū Jums, labai buvo įdomu, labai smagu, dėkui. O kur jūs čia savo asmeniškai ar